Kovo 24-ąją minima Tarptautinė tuberkuliozės diena. Ši diena skirta plačiau informuoti žmonės apie pavojingą ligą. Ko gero mes visi norėtumėm, kad ši infekcinė liga liktų užmaršty ir ją mums primintų tik tai Giuseppės Verdi Traviata bei Giacomas Puccini Bohema, kadangi šių operų pagrindinės veikėjos Violeta ir Mimi sirgo būtent plaučių tuberkuliozę, tuo metu vadinama džiova. Ir galiausiai nuo šios ligos mirė. Kalbant apie plaučių tuberkuliozę, jos pasireiškimas vis dar išlieka pernelyg didelis. Šalise, kurios yra išsivystę, pasireiškimas tenka 100 000 gyventojų 5 sergantieji tuberkuliozę, tačiau Lietuvoje mes šios skaičiaus vis dar negalime pasiekti ir paskutiniais duomenimis šią ligą serga dar vis per daug pacientų ir 100 000 gyventojų tenka 23 ligos atvejai. 2024 metais sergančiųjų Lietuvoje registruota 666 pacientai, didžioji dalis tai buvo nauji ligos atvejai, dalis pacientų buvo vertinami kaip ligos atkrytis arba taip vadinamas recidyvas, tokių pacientų buvo 90. Kalbant būtent apie Panevėžio regioną, tikslių skaičių šiai dienai neturiu, tačiau būtent Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, infekcinių ligų skyriuje, klinikoje, pulmonologijos skyriuje buvo gydomi 44 pacientai sergantis plaučių tuberkuliozę. Tenka apgailestauti, kad ir Lietuvoje sergamumas plaučių tuberkuliozė vis dar yra didelis. Kasgi sukelia šią ligą? Kaip ir minėjau, ši liga iš tiesų tai yra infekcinė liga, ją sukelia Mycobacterium tuberculosis bakterijos. Ir būtent šios bakterijos yra ypatingos tuo, kad jos lėtai dauginasi ir iš esmės yra labai atsparios daugeliu veiksnių. Tokių kaip karštis, šaltis, taip pat atsparios etilo alkoholiui, atsparios rūgščiai. Ir iš tiesų ne visi dezinfektantai šias bakterijas veikia. Ir pačios bakterijos aplinkoje gali išlikti labai ilgai. Yra vertinama, kad sudžiūvusios bakterijos gyvybingos gali išlikti net iki 7 metų. Pagrindinis infekcijos šaltinis yra be abejo tuberkuliozę sergantis žmogus, būtent tas asmuo, kuris serga atvirą tuberkuliozę. Ir tais atvejais, kai kitas žmogus įkvepia tuberkuliozės bakteriją, jisai nebūtinai turi šią ligą susirgti, ir didžiąją dalimi pats organizmas sukovoja su šia bakterija. Vos tik bakterijai patekus, tarkime, į kvėpavimo takus, yra įdarbinama imuninė sistema ir tą bakteriją uždaro į taip vadinamą granuliomą. Tokių atvejų, kuomet organizmas sukovoja su šia bakterija, yra, kaip minėjau, didžioji dalis, daugmaž 90%. Pasitaiko ir tokių atvejų, kuomet organizmas su bakterija sukovoja, tarsi ją uždaro, tačiau yra galima ir reaktyvacija ligos. Tai reiškia, kad po kontakto žmogus praėjus keliems metams pasikeitus imuniniai jo sistemai gali susirgti. Patį susirgymą šią ligą lemia ne tik tai patekimas bakterijų, tačiau ir tai, kokia yra būtent situacija būtent to žmogaus, kuris tą bakteriją, tarkime, įkvepia. Tai lemia būtent jo imuninės sistemos būklę ir tais atvejais, kuomet yra įvairios imunosupresinės būklės, pacientai susirgti gali lengviau. Pasak gydytojos pulmonologės, plaučių tuberkuliozę galime susirgti kiekvienas. Visuomenėje yra įprasta manyti, kad šią ligą serga daugiau socialinės rizikos grupės žmonės, tačiau noriu paminėti, kad susirgti galime absoliučiai visi. Be abejo, įtakos turi socialiniai veiksniai, tokie kaip nepakankama mityba, ypač kai mityboje yra per mažai riebalų, per mažai baltymų, taip pat ypač įtakos turi alkoholizmas ir kiti veiksniai. Gydytojai ragina saugoti savo sveikatą ir vieni kitus, tad atsiradus gydytojos išvardytiems simptomams, nedelsiant kreipkitės pas specialistus. Ši liga pasireikšti gali iš tiesų labai įvairiai. Galimos yra tokios formos, kuomet pradžioje liga yra visiškai besimptomė. Tokių atvejų mes matome labai daug. Pavyzdžiui, kai pacientai yra profilaktiškai tikrinami, tarkime, pacientams atlikus plaučių rentgenogramą, jau yra stebimi tuberkuliozei būdingi pakitimai, tačiau pacientai tai dienai dar simptomų visiškai nejaučia. Tos pacientus be abejo mes tyrime, ieškome ligos ir jeigu ją randame, mes pacientus gydome. Kiti variantai yra simptominiai variantai, tais atvejais gali pasireikšti kosulys, karščiavimas, taip pat svorio netekimas, nuovargis, ir kartais tie pacientai patenka į gydytojo akiratį jau labai išsekę ir tarkime gali būti netekę ir 15 ar 20 kg svorio. Bet vėlgi tai yra užleisti atvejai ir greičiausiai šioje vietoje kaltė
dėja tenka ir pačiam pacientui, kadangi jis nesirūpina savo sveikata ir laiku nesikreipia. Tokie atvejai, kuomet yra atkosėjimas kraujas, tai yra jau užleistos ligos atvejai, kuomet jau vyksta plaučių audinio destrukcija. Beje, tuberkuliozė gali pasireikšti ne tik plaučių liga, galimi ir ekstrapulmoninės tuberkuliozės atvejai. Visuomenėje plačiausiai be abejo mes žinome plaučių tuberkuliozę, tačiau noriu paminėti, kad yra galimi ir ekstrapulmoninės tuberkuliozės atvejai, taigi gali būti tuberkuliozė tiek inkstų, tiek kaulų, tiek centrinės nervų sistemos, odos bei visų kitų organų. Ko mes medikai labiausiai bijome, tai mes bijome, kad tie pacientai, kurie nesigydo, jie sukelia galimybę atsirasti atsparioms tuberkuliozės formoms. Tai ypač gali įvykti tada, kai pacientai, tarkime, yra gydomi mėnesį 2 ir paskui nutraukia gydymą ir tuomet tuberkuliozės bakterijos mutuoja ir jos įgauna atsparumą pagrindiniams vaistams. Gydytoja pulmonologė priminė ir apie tuberkuliozės gydymo specifiką. Diagnozavus plaučių tuberkuliozę pacientai yra izoliuojami ir stacionarizuojami. Tai yra svarbu visų pirma tam, kad ir užtikrintumėm saugumą visuomenės. Taip pat gydymas turi būti kontroliuojamas ir galų gale yra labai svarbus ir režimas, tiek mityba, tiek poilsis. Na ir pats gydymas, jeigu tai nėra atspari tuberkuliozės forma, trunka daugmaž 6 mėnesius. Na, iš tiesų tai yra ilgas laikas ir mes jeigu matome, kad pacientas yra pareigingas, supratingas, mes pacientą po kelių mėnesių galime išleisti tolimesniam gydymui į namus. Tai yra, jie yra nukreipiami į DOTS kabinetą, kur yra taip pat kontroliuojamas gydymas ir pacientai geria toliau vaistus kiekvieną dieną. Tais atvejais, kuomet turime atsparios tuberkuliozės formas, Panevėžyje tokie pacientai yra negydomi, jie yra nukreipiami į kitus centrus. Na ir kai mes kalbame apie vaistams atsparę tuberkuliozę, gydymas iš tiesų tampa labai komplikuotas, apsunkintas, visų pirma ir laiko prasme. Tuomet gydymas gali trukti metus, 2 ar net 3. Kartais pasitaiko ir tokių skaudžių atvejų, kuomet tiesiog ligos yra neįmanoma pagydyti, nes bakterija yra absoliučiai atspari visiems esantiems antibiotikams. Gydytojai ragina saugoti sveikatą ir vieni kitus.